Lapkričio 26. Tuomet viešpats paklausė jį, ką laikai rankoje. Išėjimo knyga 4 skyrius 2 eilutė. Jeigu kuris nors nori, kad būtų kuo naudingiau panaudotas viešpaties jo palaimintoje tarnyboje, tai pirmiausiai tegul stengiasi kuo geriau jai pasiruošti. Tegul seka numylėtąjį ir pagarbos vertą tarną Mozę, jo nuolankume, energijoje, nepailstančiame uolume ir pasiaukojančioje tarnyboje viešpačiui. Išmintingas prievaizdas visada stengsis tobulinti įgimtus sugebėjimus ir nelauks stebuklo iš viešpaties savęs tobulinimo srityje, neeikvos brangaus laiko, bandydamas ugdyti tai, ko iš prigimties neturi. Taigi stenkimės būti nuolankus, uolūs, pilni meilės viešpačiui ir jo reikalui, tikintys jo gale ir būkime tokioje širdies ir proto būsenoje, kuri padėtų mums pasiruošti ir būti naudingais, panaudotais kiekviename Dievo tarnybos darbe, kur tik viešpačiui patiktų mus pakviesti. Šventojo rašto simbolikoje ranka reiškia galią. Todėl laikymas ko nors rankoje bendrai reiškia turėjimą savo galioje dalykų, priklausančių mūsų naujai širdžiai, protui ir valiai bei mūsų žmogiškai prigimčiai. Smulkiau tai reikštų, kad turime savo galioje žinias, malonę, charakterį, pareigas, laiką, talentus, įtaką, lėšas, draugus, giminės, pilietybę, sveikatą, gyvybę ir taip toliau. Viešpats trokšta, kad tarnautume atsižvelgiant į tai, kuo esame, ką turime, o ne tuo, kuo nesame ir ko neturime. Todėl šioje citatoje viešpats klausdamas nori, kad mes atkreiptume dėmesį į tai, kuo esame ir ką turime. Šis klausimas užduotas ne tam, kad gauti informacijos, bet norint priversti mus galvoti ir priminti mums, kad atkreiptume dėmesį į savo prievaizdavimą, kad galėtume tinkamiau atlikti savo kaip prievaizdo pareigas viešpaties garbei ir kitų bei savo charakterio naudai. Klausimai: kaip šią savaitę panaudojau savo talentus ir galimybes? Kodėl, kaip, kokie buvo rezultatai? Tuomet viešpats paklausė jį, ką laikai rankoje. Išėjimo knyga 4 skyrius 2 eilutė.